Sveiki atvykę į MRC Markets internetinę svetainę. Pristatysime Jums mokamąją medžiagą, kurioje mes aptarsime, kaip MT4 platformoje galima naudoti RSI indikatorių. Taip pat aptarsime, kokias galimybės jis suteikia ir kaip skaityti jo signalus. Grafike mes matom euro-dolerio valiutos porą. Norėdami įjungti RSI indikatorių, paspaudžiame ant lango įterpti ir toliau pasirinkam indikatorių. Kaip mums yra žinoma, RSI indikatorius tai osciliatorius, sekantis iš paskos kainos. Taigi, paspaudę ant osciliatoriaus, pasirinkam RSI arba Relative Strength Index. Iššokusiame savybių lange mes galime išsirinkti mums tinkantį periodą. Nepamirškite, kad mažas periodas rodys jums melagingus signalus. Toliau lange pasirinkame mums patinkantį stilių, nustatome minimumus ir maksimumus. Aš palieku viską kaip yra. Toliau pasirinkame lygius. Kaip matome, yra du lygiai – 30 ir 70. Parodymai žemiau 30 per didelio išpardavimo. Kitaip sakant, kad galbūt vertėtų pirkti. Parodymai daugiau 70 yra per didelio pirkimo ženklas. RSI indikatorius parodo mums, kad galbūt jau metas parduoti. Taip pat galime pasirinkti mums patinkantį stilių. Spaudžiame OK. Grafiko lange mes matome atidarytą RSI indikatoriaus langą. Kaip minėjau anksčiau, RSI indikatoriaus parodymai žemiau 30 yra per didelio išpardavimo zona, o parodymai virš 70 yra per didelio pirkimo zona. Taigi, atidarinėsime pirkimo poziciją, kai indikatorius išeidinės iš per didelio išpardavimo zonos. O poziciją uždarinėsime, kai parodymai pasieks per didelio pirkimo zoną. Atidarant pardavimo poziciją, naudosime indikatorių atvirkščiai. Parduosime, kai indikatorius išeidinės iš per didelio pirkimo zonos, o poziciją uždarinėsime, kai parodymai pasieks per didelio išpardavimo zoną. Realiu laiku mes matome, kad indikatorius išėjo iš per didelio pirkimo zonos ir rodo mums pardavimo signalą. Taigi, naudojant RSI indikatorių, mes atidarome pardavimo sandorių. Paspaudę dešinį pelės klavišą, pasirinkam prekybą ir paspaudžiame ant lango naujas įsakymas. Pasirinkam sandorio dydį, pasirinkam rinkos vykdymą ir spaudžiame parduoti rinkoje. Lange terminalas mes matome mūsų poziciją bei mūsų rezultatą. Tokiu būdu, naudojant RSI indikatorių, mes atidarėm poziciją. Daugiau apie RSI indikatorių yra kalbama MRC Markets mokymuose. Ačiū, kad naudojatės MRC Markets paslaugomis. Linkime jums sėkmės.